trūksta truputėlį oro, truputėlį galva svaigsta. Reikia stengtis vaikščioti ramiai, va pirmi apartamentukai, hostelis, bet labai gražus. Sakė, nuo stogo matosi Platalo rūmai. Reiks dabar išsimiegot gerai, nes tai skrydžiai nuvargina labai ir po to reiks lipti į kalną. Kaip žinote, 1950 metais Tibetą okupavo Kinija. Nuo to laiko tibetiečiai gyvena priespaudoje, jų dvasinis lyderis Dalai Lama yra pabėgęs į Indiją. Tibetą vis stipriau apraizgo Kinijos voratinklis, tačiau jis vis tiek yra unikalus. Kadangi turėjau 12 dienų Azijoje, galvojau, kur galėčiau nuvykti. Rinkausi tarp Japonijos, šilko kelio Kinijoje, tibetietiškos Kinijos dalies Amdo ir Kham ir autonominio Tibeto regiono, mums žinoma kaip Tibetas. Labai norėjau į Amdo ir Kham, tačiau ten turistų labai mažai, vyksta tik po vieną viešąjį autobusą per dieną, mano turimų dienų kiekis buvo per mažas, kad galėčiau aplankyti visą regioną. Pasirinkau griežtai kontroliuojamą Tibetą. Praėjau policijos patikras užtvėrusias švenčiausią senamiesčio dalį. Kelios senamiesčio gatvės susijungusios ir sudaro ratą. Pro šalį praeina daug vietinių piligrimų ir paprastų tibetiečių atvykusių pasimelisti. Iš karto matosi, kur kinas, o kur tibetietis. Tibetiečiai degė su spalvotomis prijuostėmis. Dažnas į plaukus įsipynęs raudonas virvutes. Praktiškai visi nešasi ir suka maldų ratelį. Ir visi rankose turi malą, vietinių rožančių. Perėjau čia už šventyklos, kur stovėjo eilė vietinių norinčių įeiti į vienuolyną ir pasimelsti. Šalia vienuolyno daug pasitiesusių kilimėlius ir besimeldžiančiųjų. Tibetiečiai nesiklaupia kaip mes. Jie gulasi visų kūnų ir liečiasi prie žemės. Net kakta liečia grindinį. Kai kurių baigusių melsis kaktos būna purvinos. Labai įdomi atmosfera. Reikia pabūti ilgiau. Susirandu paparacio kampelį šalia įdomiai atrodančių vienuolių, pafilmuoju jas, atsisėdu ir ilsiuosi. Aš prie aukštumų nepratęs, todėl spaudžiu galvą, kvėpuoju lėtai, paskęstu mintise. Vienas vienuolis be šypsenos rodo, kad duočiau telefoną. Duodu, nes galvoju vis tiek nieko nepadarys. Atsidaro galeriją ir žiūri mano nuotraukas. Randa savo draugelį, parodo jam, pasijuokia abu iš savęs. Atiduoda, parodo liuksą. Po geros valandėlės vėl einu pasivaikščioti. Priėjau prie šventyklos. Šalia stojo didelis židinys ir prie besimeldžiantį įtraukė iš maišelio kvepiančias žoleles ir meta jį. Rūksta dūmai, aplink tvyro įdomus kvapas. Eidamas matau, kaip maldininkai glaudžia savo kūnus prie grindinio. Kai kurie užsidėjo ant rankų medinės lenteles, kad nesusižeistų delnų. Ant žemės gulasi ir vaikai, vietinėms duoda pinigų. Anksčiau piligrimai ėjo 100 kilometrų iki sostinės besimelsdami ir atsiguldami kiekvieną žingsnį. Kelionė trukdavo iki 6 mėnesių. Visi norėjo tai atlikti bent kartą gyvenime. Visur daug šventyklų, vietiniai prieš įeidami jas eina aplinkui ir suka išpuoštus aukso spalvos cilindrus. Vietiniai maldininkams draugiškai dalina maisto produktus. Lauke šilta, apie 25 laipsnių šilumos. Gatvėje pardavinėja daržovės, iškabinta džiūstanti jako mėsa. Šaldytuvų nėra. Daug jako sviesto ir kailių. Dar akis užkliuvo užsivenirinių jako kaukulių su ragais. Jos gražiai išskutinėtos, laukia savo vietos kažkieno namuose, kaip puošmena. Įlindau į vietinius arbatos namus, kur lankosi tik tibetiečiai. Viskas sūžia, visi geria arbatėlę iš termos, užšnekučiuojasi. Arbatą geria saldžią su jako pienu, arba sūrę su jako riebalais. Pietų užeinu į vietinę gatvės kavinukę. Vietiniams aš labai įdomus, spokso į mane, paduoda ranką. Sunku išnagrinėti siūlomą meniu, nes visi spokso, bet labai faina, nes visi su šypsena. Atrodo, kad tikrai esu laukiamas. Nuo mano veido taip pat nedingsta šypsena. Prie mano staliuko atsisėda ir vietinė močiutė, nes daugiau nėra laisvų vietų. Pilstama vienas kitam arbatą. Koldūnų dubuo su jako mėsa už $2 gal nebuvo patys skaniausi, bet atmosferos geresnės sukurti neįmanoma.
Labai smagiai pavalgiau. Tokie draugiški vietiniai. Ko laukiau maistą, tai klausinėjau, iš kur esu. Tai gerai, kad Google Translate turėjau, tai paaiškinau dar. Pylė Jako pieno arbatą man. Tik nugeriu gurkšnelį ir vėl iš naujo dapilinėjo. Po to jau kiti savo arbatas man pylė, tai aš atgal jam iš savo termoso pyliau. Atėjo pasifotkino dar, labai gera atmosfera. Smagu valgyti tokiai vieteliai. Užsuku į sostinėje esantį musulmonų kampelį. Čia tibetiečiai atrodo visiškai kitaip. Kai kurie su barzdelėmis, skrybelėmis arba su takijomis, musulmoniška kepurytė. Ir viso rajono musulmonai būreliai žarstų kažkokį smulkų daiktą, kaip lietuviškas kabančias beržos sėklas. Prasibraunu arčiau padėklų ir pasirodo, kad jie apžiūrinėja labai įdomų dalyką, kurio niekada anksčiau nesu matęs. Himalvietiška viagra, vadinama jarsagumba. Tai yra iš kirmino išaugęs grybas, išdžiovintas kartu su kirminu. Šis labai brangus vaistas kainuoja iki $100 už gramą, randamas tik aukštai Himalajuose. Naktį vėl labai sunku užmigti, skauda galva, muša karštis, nepadeda ir vaistai. Ryte girdžiu, kaip šūkauja turistai ir pykstasi su gidu, nes tas davė per mažą automobilį visai grupiai. Galvoju, man tai tikrai taip nenutiks. Dėl viso ko prašau elektroninį laiškų įmoniai, kuri mane užtikrina, kad transportas bus erdvus. Atsikėlęs išeinu pasivaikščioti po kitą senamiesčio dalį, valgau vaistinėje mažoje kavinukėje. Vietos vėl mažai, šalia manęs atsisėda šeima. Visiems įdomu bandyti mane prakalbinti, o ne jų maistas. Su Google Translate pagalba trumpai papasakoju, kas aš, iš kur esu, atmosfera vėl puikiai. Einu link didžiausių Potalo rūmų, kurie stovi ant kalno. Užeinu į vietinį turgų, žuvies labai mažai, mėsos daugybė, nes tokiam aukštyje ir šaltyje reikia sočiai pavalgyti. Narvelėse spurda vištos, antys, triušiukai, o šalia guli paruoštas kirvis. Tolimiausias ėjimo taškas - neturistinė šventykla. Sunku nueiti lėtų žingsnių, bet šiaip ne taip. Įsitaisau šalia šventyklos, prie manęs nuolat prisėda maldininkės močiutės. Įdomu ir joms, ir man. Grįžtu pro Potalo rūmų sodus. Vietiniai aktyviai žaidžia kauliukais, kiti šoka didelėme rate. Šoka ir seni, ir jauni. Aš prieinu arčiau ir šokio organizatorius mane įsitempė į ratuką. Jam smagu, visiems smagu. Vietiniai draugiškai juokėsi iš manęs.
Grįžtu į senamiestį, o čia pilna policijos transportų ir plūsta pareigūnai. Kadangi tą dieną vyko Smilkalų šventė ir daug aplinkinių regionų gyventojų suplūdo į Lasą, šventąjį senamiestį, nesnaudžia ir oficiali valdžia. Norėdami užkirsti kelią 2008 metais vykusių protestų pasikartojimui, valdžia dabar griežtai kontroliuoja didelius žmonių susibūrimus. Vakarą praleidau ant svečių namų stogo. Vaizdas buvo pasakiškas, saulėlydis ir kalnų fone apšviečiami Potalo rūmai. Ideali vieta pabūti su savimi. Pirma diena nelengva, bet šiaip labai smagi. Vaikščiau po miestą šiandien po Lasą, patiria gidai, tie, kurie aišku mane šiandien nevežioja, kad laikytis toliau nuo policijos, nevaikščioti mokamus objektus jokius, nes ką matau, tai čia visur. Vien policija knibžda ant kiekvieno kampo. Žmonės žiūri, kad einu, tai ir policija aišku žiūri, bet taip paspartinu žingsnį prie jų, atrodo, kad į viešbutį einu. Sakei, pagaus, tai reik meluoti. Tai va. Fone matot Potalo rūmus beje, dabar temsta, bet labai geras oras, toks švelnus vėjas, labai mažiukas, vos pučia, šilta, su maikutė vaikščiau prieš tai iš vis buvo pasaka. Pavalgiau, galva dabar jau mažiau spaudžia, vaistų prigėriau, nes nusileidus tai tik miego reikėjo eiti, jau iš viso jėgų nebuvo. Bet šiaip labai faina. Žmonės draugiški, vienas vienuolis paprašė telefoną duot pasižiūrėti, kai šalia sėdėjau. Parodžiau savo nuotraukos, ką prifilmavęs. Patiko, rodo draugelį, sako, žiūrėk, tave nufilmavo. Pasijuokėm. Šiaip ateina, nusifotkina, pasimatuoja ūgį. Tokie visi faini šiaip. Trečią dieną vos išėjus pro duris prie manęs priėjo vienas mažutis pagyvenęs tibetietis ir užkalbina labai gražia anglų kalba. O galvoju, pirmas tibetietis. Padoriai kalbantis angliškai. Įsikalbėjom ir pasirodo, kad jis mokytojas ir tuo pačiu vienuolynų ir šventyklų restauratorius. Vaikščiau su juo ilgą laiką po miestą. Bendravom, susidraugavom. Jis mane nuvedė į daug vietinių šventyklų, kur nėra ne vieno turisto. Jis pažįsta daugumą vienuolių, todėl mane įleido į tokias vietas, kur pats nebūčiau įėjęs. Pasitaikė labai draugiškas, bendraujantis ir malonus žmogus, kuris papasakojo įdomių dalykų tiek apie Tibetą iš dvasinės pusės, tiek apie okupantus. Vietinis viską papasakojo daug dvasingiau nei oficialus gidas. Nuėjome apžiūrėti jo naujų, dar neiškabintų tapybos darbų. Kartu su juo praleidau praktiškai visą dieną. Nuėjome į vietinius arbatos namus, papasakojo apie savo žmoną, didelę šeimą. Įdomu, kad senovės Tibete dažnai tradicinę šeimą sudarydavo 2 broliai ir paskirta žmona. Jie dalindavosi žmoną po lygiai. Maniškis laužė tradicijas. Žmona su nieko nesidalina. Vakare prieš atsisveikinant užsirašė mano adresą ir pažadėjo mano šeimai, nutapęs mandalą, atsiųsti į Lietuvą. Labai įdomu, atsiųs ar ne?
Be turo Tibete praleidau 2 dienas. Kitiems sutiktiems turistams turų įmonės liepė samdytis gidus už $150 per dieną, bet aš išsireikalavau gauti laisvą laiką nemokamai. Grįžau į naują kambarį, o ten jau laukė mano naujasis kambariokas 10 dienų. Jaunas 20-metis vokietukas, susipažinome, pasiekėme, išgėrėme neskanaus alaus, atrodo sutarsime neblogai. Trečią naktį pagaliau išsimiegojau, nes dingo galvos skausmas. Deja, vokiečiui buvo pirma naktis ir dar teks kentėti. Dieną jau su grupe vykome į vienu metu buvusi didžiausią pasaulyje Drepung vienuolyną. Jame anksčiau gyveno apie 10 000 vienuolių. Salės labai gražios, kolonos dengtos spalvotais kilimais, vienuoliai žiūri iš padilbų, kartais nori paliesti ranką. Drepungo vienuolyne vaikštam. Visiems įdomu, kad aukštas, visą kitą. Vaikštam po vienuolyną Drepungą, dar vienas kitas vienuolis vaikšto, anksčiau buvo čia 10 000, dabar liko 400 tik tais. Tai bet vis tiek smagu, pamatai vienuolis tikrus, dameldžiasi čia. Didelės salės anksčiau matomai, kad tikrai buvo daug, dabar dėja. Po pietų vykstame į Serą vienuolyną. Čia gražiai su vietiniais einu vidinį šventyklos ratuką, vienuoliai teplioja nosis vietiniams vaikams ir besišypsodama sako man pasilenk. Pateplioja nosies gal ir man, kad labiau sektųsi. Gidas pasako, kai vaikam nosis pateplioja, tai spėkit, kam irgi pateplioja budistai. Dabar jų laimės gal atneš daugiau dar. Vienuolyno kiemelėje buvo susirinkę daug vienuolių. Jie atliko keistą procedūrą, plojo rankomis, aktyviai kalbėjosi, kartais šaukė. Pasirodo vyko tradicinė diskusija. Taip jie kiekvieną dieną mokosi ir vienas kitam uždavinėja klausimus. Iš šono pažiūrėjęs nesuprasi, kuo jie čia plekščia delnais. Mokytojas stovi ir suploja rankomis iš visų jėgų. Mokinys sėdi ir atsakinėja į klausimus. Mokytojas pliaukštelėjęs ištiesė kairę ranką, atverdamas delną ir laukdamas atsakymą. Diskutuojame porą valandų apie budizmo filosofiją ir gyvenimą.
Gal ir atrodo kažkiek agresyvu, bet taip nėra. Tai dvasinis tradicinis diskusijų būdas. Labai buvo įdomu šalia stovėti ir juos stebėti. Kai šypsodamasis išėjau, dar ilgai galvoje regėjau šį vaizdinį.